1989 m. gruodžio mėnesį, kai Lietuvos archyvų darbuotojai pradėjo skenuoti senus partijos dokumentus, jie aptiko ką nors, kas niekada neturėjo būti išsaugota. Slaptą dosjė su kodu VŠ konfidencialus, kuriame buvo 3 trūkstamos puslapiai, išplėštos taip kruopščiai, kad liko tik popierių skaidulų pėdsakai. Šis dosjė turėjo būti sunaikintas dar prieš nepriklausomybę, bet kažkas jį paslėpė tarp tūkstančių kitų bylų, tarsi tikėdamasis, kad tiesa vieną dieną išplauks į paviršių. Ant viršelio raudonų rašalų buvo užrašyta: tik asmeniniam naudojimui, V. Šustauskas. Kas buvo tuose trūkstamuose puslapiuose? Kodėl žmogus, kuris visą gyvenimą kovojo už liaudies teises, taip bijojo, kad šie dokumentai pasiektų viešumą? Ir svarbiausia, kas turėjo drąsos juos išplėšti, likus vos kelioms dienoms iki visko pabaigos? Šiandien mes atversime šią bylą ir papasakosime istoriją apie vyrą, kuris mokėjo kalbėti apie skurdą geriau nei bet kas kitas, bet kurio asmeninis gyvenimas buvo kupinas tokių prieštaravimų, kad net jo artimiausi bendražygiai pradėjo abejoti, ar jie iš tikrųjų pažinojo tikrąjį Vytautą Šustauską. Tai nėra paprasta politiko biografija. Tai kelionė į dvigubą gyvenimą, kuriame viešieji pareiškimai ir privatūs poelgiai egzistavo lygiagretėse visatose, niekada nesusitikdami, kol viską nesugriovė vienas lemtingas įvykis. Mes kalbėsime su žmonėmis, kurie matė jį už uždarų durų, su tais, kurie saugojo jo paslaptis dešimtmečius, ir su tais, kurie galiausiai nusprendė, kad tyla kainuoja per daug. Šis pasakojimas nėra apie herojų ar piktadarį. Tai pasakojimas apie žmogų, kuris įstrigęs tarp dviejų pasaulių bandė išgyventi sistemoje, kuri neleido būti nei visiškai sąžiningu, nei visiškai sugedusiu. Ir kai ta sistema sugriuvo, jis liko vienas su savo pasirinkimais, kurie persekiojo jį iki paskutinės dienos. Vytautas Šustauskas gimė 1932 metais mažame Žemaitijos kaime, kur žmonės vis dar prisiminė Pirmąjį pasaulinį karą ir bijojo kiekvieno naujo politinio vėjo, kuris galėjo atsinešti dar vieną nelaimę. Jo tėvas buvo kunigas, o tai sovietiniais laikais reiškė automatinę šeimos stigmatizaciją. Jie buvo liaudies priešai, dar prieš Vytautui išmokstant skaityti. Bet jaunasis Šustauskas turėjo talentą, kuris gelbėjo žmones net ir tamsiausiais laikais. Jis mokėjo kalbėti taip, kad žmonės tikėjo kiekvienu jo žodžiu. Kai jam buvo vos 15 metų, jis pasakė kalbą mokyklos susirinkime apie naująją Lietuvą, ir net partijos pareigūnai, kurie atvyko stebėti, buvo sužavėti jo aistra ir įtikinamumu. Tačiau šis talentas turėjo kainą, kurią jis pradėjo mokėti labai anksti. Norėdamas išvengti tremties į Sibirą, kaip nutiko daugeliui kunigų vaikų, Vytautas turėjo padaryti pasirinkimą. Viešai atsižadėti savo tėvo tikėjimo ir prisijungti prie komjaunimo. 1948 metais, būdamas vos 16, jis parašė laišką rajoniniam laikraščiui, kuriame smerkė religinius prietarus ir šlovino mokslinį ateizmą. Jo tėvas, perskaitęs tą straipsnį, niekada daugiau su juo nekalbėjo. Jie gyveno tame pačiame name dar 3 metus, bet tarp jų buvo tik tyla, sunki kaip akmuo. Ar tai buvo išdavystė, ar išgyvenimo strategija? Šustauskas niekada viešai nekomentavo to sprendimo, bet tie, kurie jį pažinojo vėliau, pasakoja, kad jis niekada neužmiršo tos tylos. Vienas buvęs jo kolega prisimena. Kartą po ilgo vakaro su vynu Vytautas man pasakė: aš pardaviau savo sielą už bilietą į ateitį, bet niekada nesužinojau, ar ta ateitis to verta. Šie žodžiai atskleidžia žmogų, kuris visą gyvenimą nešiojosi kaltę, bet niekada neturėjo drąsos viešai prisipažinti. Universitete Vilniuje Šustauskas tapo žvaigžde. Jis studijavo ekonomiką ir filosofiją, rašė straipsnius apie socialistinį vystymąsi ir greitai atkreipė partijos vadovybės dėmesį. 1953 metais, būdamas vos 21, jis buvo paskirtas į Lietuvos komunistų partijos Centro komiteto ekonomikos skyrių, poziciją, kurią paprastai gaudavo žmonės dvigubai vyresni. Bet Vytautas turėjo kažką,
ko trūko kitiems. Jis mokėjo paversti sausus ekonomikos skaičius į emocinės istorijas apie liaudies gerovę ir šviesią ateitį. Būtent čia prasideda pirmasis didelis prieštaravimas jo gyvenime. Viešai jis kalbėjo apie lygybę ir teisingumą, apie tai, kaip kiekvienas darbininkas nusipelno oraus gyvenimo. Bet privatūs dokumentai, kuriuos mes radome archyvuose, rodo visai kitą paveikslą. 1955 metais Šustauskas gavo specialų leidimą pirkti importuotą Chrysler automobilį. Privilegija, kurią turėjo tik aukščiausio rango pareigūnai. Šio automobilio kaina buvo lygiavertiška vidutiniam darbininko atlyginimui už 10 metų. 10 metų darbo už 4 ratų simbolį, kuris riedėjo Vilniaus gatvėmis, kol paprasti žmonės laukia perpildytuose autobusuose. Įsivaizduokite šią sceną. 1956 metų vasarą Vilniaus centre. Vytautas Šustauskas, apsirengęs importuotų kostiumų iš vakarų Vokietijos, išlipa iš savo blizgančio Chrysler ir eina į susirinkimą, kur pasakys kalbą apie darbininkų sunkumus ir būtinybę susiveržti diržus dėl šviesios ateities. Tuo pačiu metu už kelių kvartalų eilinė darbininkė Ona Kazlauskienė stovi eilėje už duonos, turėdama kišenėje pinigų, kurių užteks tik pusiai to, ko reikia jos šeimai. Ar Šustauskas matė šį kontrastą? Ar jis suprato, kad jo žodžiai apie solidarumą skamba tuščiai, kai jo batai kainuoja daugiau nei mėnesinis darbininko atlyginimas? Dokumentai rodo, kad jis ne tik matė, bet ir aktyviai slėpė šį kontrastą. 1957 metais, kai vienas jaunas žurnalistas bandė parašyti straipsnį apie partijos pareigūnų privilegijas, Šustauskas asmeniškai įsikišo ir užtikrino, kad straipsnis niekada nepasirodytų. Archyvuose yra jo ranka rašytas raštelis redaktoriui. Šis medžiaga kenkia liaudies vienybei. Prašau užtikrinti, kad autorius suprastų savo klaidą. Žurnalistas buvo perkeltas į provincijos laikraštį, kur rašė apie derliaus rezultatus likusį savo karjerą. Bet Šustauskas nebuvo paprastas veidmainis. Jis buvo daug sudėtingesnis. Tie patys archyvai rodo, kad jis privatūs padėjo šeimoms, kurios kentėjo nuo represijų. Yra liudijimų, kad jis slapta organizavo maisto siuntas tremtiniams Sibire, naudodamas savo partines ryšius, kad apeiti biurokratiją. Viena moteris, kurios vyras buvo ištremtas kaip liaudies priešas, pasakoja. Vytautas atėjo pas mane naktį, atnešė pinigų ir pasakė, niekam nesakyk, kad tai iš manęs. Jis išgelbėjo mano vaikus nuo bado. Kaip suderinti šį gerumą su tuo prabangiu gyvenimu? Kaip žmogus gali būti ir gelbėtojas, ir privilegijuotas nomenklatūros narys tuo pačiu metu? Atsakymas slypi sistemoje, kurioje jis gyveno. Sovietinėje Lietuvoje nebuvo vietos nuosaikiai. Arba buvai visiškai lojalus sistemai, arba buvai jos priešas. Šustauskas pasirinko trečią kelią. Jis žaidė sistemą iš vidaus, naudodamas savo poziciją padėti tiems, kuriems galėjo, bet niekada nerizikuodamas savo paties padėtimi. Tai buvo moralinis kompromisas, kurį tūkstančiai žmonių darė kiekvieną dieną. Bet Šustausko atveju šis kompromisas buvo didesnis, nes jo galia buvo didesnė, o jo žodžiai pasiekė daugiau žmonių. 1960 metais Šustauskas buvo paskirtas į aukštesnę poziciją. Jis tapo Lietuvos ūkio planavimo komiteto pirmininko pavaduotoju. Dabar jis turėjo realią galią formuoti Respublikos ekonominę politiką. Ir čia prasideda antrasis didelis jo gyvenimo prieštaravimas. Viešai jis gynė centralizuotą planavimą ir kolektyvizaciją, bet privatūs dokumentai rodo, kad jis gerai suprato šios sistemos trūkumus. Viename slaptame memorandume, adresuotame Maskvai, jis rašė: dabartinė sistema skatina neefektyvumą ir korupciją, reikia daugiau vietinės iniciatyvos. Bet šis memorandumas niekada netapo viešu pareiškimu. Jis liko užrakintas seife, kol sistema pati sugriuvo. Kodėl jis tylėjo viešai, jei matė problemas? Kodėl žmogus, kuris turėjo drąsos kritikuoti sistemą privačiuose dokumentuose, niekada nepasakė to garsiai? Ar tai buvo baimė, ar pragmatizmas,
Ar gal tiesiog įsitikinimas, kad pokyčiai turi ateiti iš viršaus, o ne iš apačios? Šie klausimai persekiojo Šustauską visą jo gyvenimą, ir mes matysime, kaip jie galiausiai atvedė jį į aklavietę, iš kurios nebuvo išeities. Bet prieš pasieksime tą tašką, turime suprasti dar vieną jo gyvenimo aspektą – jo šeimą. 1962 metais Vytautas vedė Jadvygą Mikalauskaitę, jauną mokytoją iš Kauno, kuri atrodė esanti ideali partneri sovietiniam pareigūnui – kukli, ištikima, tyliai palaikanti. Bet tie, kurie pažinojo Jadvygą, pasakoja kitą istoriją. Ji buvo moteris su savo nuomone, kuri privatus ginčijosi su vyru dėl jo moralinių kompromisų. Vienas šeimos draugas prisimena. Jadvyga kartą man pasakė, aš myliu Vytautą, bet nekenčiu to, kuo jis tapo. Jis parduoda savo principus po truputį ir kiekvieną kartą randa naują pateisinimą. Šis įtampa šeimoje augo metų metus. Jadvyga matė, kaip jos vyras gyvena dvigubą gyvenimą. Namuose jis buvo jautrus, abejojantis, kartais net desperatiškas, bet viešai jis buvo pasitikintis, karizmatiškas, visada turėjo teisingą atsakymą. Ar galima gyventi taip ilgai, niekada nesusiliejant į vieną asmenybę? Ar galima būti dviem skirtingais žmonėmis ir išlaikyti savo protinį sveikatą? Šustausko atvejis rodo, kad tai įmanoma, bet kaina yra didžiulė. Ir tą kainą mokėjo ne tik jis, bet ir visi aplink jį. 1970 metais Šustauskas pasiekė savo karjeros viršūnę. Jis tapo Lietuvos komunistų partijos centro komiteto nariu, pozicija, kuri reiškia, kad jis dabar priklauso Respublikos elitui. Jo atlyginimas buvo 10 kartų didesnis už vidutinį. Jis turėjo prieigą prie specialių parduotuvių, kur galėjo pirkti importuotus produktus, kurių paprasti žmonės niekada nematė. Jo šeima gyveno erdviame bute Vilniaus centre. Tuo tarpu tūkstančiai šeimų laukė eilėje dešimtmečius, tikėdamiesi gauti bent mažą butą priemiestyje. Bet štai kas įdomu. Net ir šiame aukščiausiame taške Šustauskas negalėjo visiškai atsipalaiduoti. Archyvuose yra dokumentai rodantys, kad jis buvo po nuolatinę KGB stebėjimu. Kodėl? Nes jo tėvas buvo kunigas. Ir tai reiškia, kad jis niekada nebus visiškai patikimas. Yra pranešimų, kuriuose aprašomos jo privatūs pokalbiai, jo susitikimai su draugais, net jo šeimos ginčai. Įsivaizduokite, jūs esate vienas galingiausių žmonių Respublikoje, bet kažkas visada klausosi, visada stebi, visada laukia, kada padarysit klaidą. Šis nuolatinis spaudimas paliko pėdsakus. Buvęs jo kolega pasakoja. Vytautas pradėjo gerti daugiau 1975-aisiais. Neviešai žinoma, jis visada buvo blaivus susirinkimuose. Bet namuose, vakarais, jis išgerdavo pusę butelio degtinės ir kalbėdavo apie tai, kaip pavargęs nuo vaidybos. Kartais man pasakė, aš nežinau, kas aš esu be šios kaukės. Gal po ją nieko nėra. Tai buvo žmogus, kuris prarado ryšį su savimi, kuris taip ilgai vaidino, kad užmiršo, kur baigėsi vaidmuo ir prasideda tikrasis aš. Bet sistema neleido jam sustoti. 1980 metais, kai Sovietų Sąjungoje prasidėjo Brežnevo stagnacijos laikotarpis, Šustauskas turėjo toliau kalbėti apie didžius laimėjimus ir šviesią ateitį, nors jis pats matė, kaip ekonomika lėtai griūva, kaip žmonės praranda tikėjimą sistema. Viename privačiame susirašinėjime su kolega Maskvoje jis rašė: Mes gyvename iliuzijoje, kuri netrukus subyrės, bet niekas nedrįsta pasakyti to garsiai, nes visi bijo būti tie, kurie praneš blogą žinią. Ir tada atėjo 1985 metai. Metai, kurie pakeitė viską. Michailas Gorbačiovas paskelbė perestroiką ir glasnostį. Ir staiga tai, kas buvo draudžiama sakyti dešimtmečius, tapo ne tik leistina, bet ir būtina. Šustauskas atsidūrė sudėtingoje padėtyje. Jis turėjo prisitaikyti prie naujų taisyklių, bet jo praeitis buvo pilna kompromisų,
kurie dabar galėjo būti interpretuojami kaip kolaboravimas su represinė sistema. Kaip jis reagavo? Iš pradžių atsargiai. Jis pradėjo kalbėti apie būtinybę reformų, bet vengė kritikuoti sistemą per griežtai. Bet kai Lietuvoje prasidėjo sąjūdis 1988-aisiais, kai tūkstančiai žmonių išėjo į gatves reikalauti nepriklausomybės, Šustauskas suprato, kad senas pasaulis miršta ir jis turi pasirinkti. Mirti kartu su juo ar bandyti persikurti naujame pasaulyje. Jis pasirinko antrąjį variantą, bet tai nebuvo paprasta. 1989 metais, kai Lietuva judėjo link nepriklausomybės, Šustauskas viešai pareiškė, kad palaiko reformas ir liaudies teisę į apsisprendimą. Bet daugelis žmonių, kurie prisiminė jo ankstesnius pareiškimus, žiūrėjo į jį su įtarumu. Ar tai buvo tikras įsitikinimų pasikeitimas, ar tik dar vienas pragmatinis manevras? Ar žmogus, kuris visą gyvenimą gynė sistemą, gali staiga tapti jos kritiku? Šie klausimai persekiojo Šustauską iki pat jo paskutinių dienų. Ir dabar, kai mes žvelgiame jo gyvenimą iš laiko perspektyvos, mes turime paklausti savęs, ar mes teisėme jį per griežtai? Ar mes suprantame, kokiame spaudime jis gyveno? Ar mes patys atsidūrę tokioje situacijoje elgtumės kitaip? Prieš atsakydami į šiuos klausimus, turime suprasti dar vieną kritinį jo gyvenimo momentą. Momentą, kai jis susidūrė su žmogumi, kuris pakeitė viską. Tai įvyko 1989 m. pavasarį, kai į Vilnių atvyko žmogus, kurio vardas niekada nepasirodė oficialiuose protokoluose, bet kurio vizitas paliko pėdsakus, kuriuos mes galime sekti net ir šiandien. Kas buvo tas žmogus? Kodėl jis atvyko? Ir svarbiausia, ką jis pasakė Vytautui Šustauskui tą vakarą, po kurio Šustausko gyvenimas niekada nebuvo toks pat? Šie klausimai ves mus į antrąją mūsų pasakojimo dalį, kur atskleis paslaptis, kurias Šustauskas saugojo net nuo artimiausių žmonių. Bet prieš pereidami prie tos istorijos, turime suprasti dar vieną svarbų aspektą – Šustausko santykį su pinigais ir galia. Nes būtent čia slypi raktas į supratimą, kodėl jis priėmė sprendimus, kurie galiausiai nulėmė jo likimą. 1975 metais, kai Šustauskas jau buvo įsitvirtinęs nomenklatūroje, jis pradėjo investuoti į tai, kas sovietinėje sistemoje buvo artimiausia kapitalistiniam turtui – meno kolekcijas ir antikvarines knygas. Oficialiai tai buvo kultūrinis pomėgis, bet realybėje tai buvo būdas išsaugoti ir padidinti turtą sistemoje, kur pinigai patys savaime turėjo mažai vertės. Jo bute buvo paveikslų, kurių vertė šiandien būtų 100 000 eurų, ir knygų, kurias jis pirko iš užsienio per specialius kanalus, prieinamus tik aukščiausiai nomenklatūrai. Vienas buvęs jo pažįstamas prisimena. Vytautas rodė man savo kolekciją ir kalbėjo apie kiekvieno paveikslo istoriją su tokia aistra, kokios niekada nemačiau, kai jis kalbėjo apie politiką. Tarsi menas buvo vienintelė vieta, kur jis galėjo būti tikras savimi. Bet ar tai buvo tikroji aistra? Ar tik dar vienas būdas pateisinti privilegijuotą gyvenimą? Ar galima tikrai mylėti meną, kai jį perki už pinigus, kuriuos gauni iš sistemos, kurie engia tuos, kurių vardu tu kalbi? Šis prieštaravimas tapo dar ryškesnis 1980-aisiais, kai ekonominė situacija Lietuvoje pradėjo blogėti. Žmonės stovėjo eilėse už pagrindinių produktų, tuo tarpu Šustauskas ir kiti nomenklatūros nariai turėjo prieigą prie specialių parduotuvių, kur buvo viskas, nuo importuoto kavos iki prancūziško vyno. Viena moteris, kuri dirbo toje parduotuvėje, pasakoja. Jie ateidavo su savo specialiais pažymėjimais ir pirko, ką tik norėjo. Kartą mačiau, kaip Šustauskas pirko dėžę šampano, kai už lango žmonės laukė eilėje už duonos. Jis nė nepažvelgė pro langą. Ar jis nematė šio kontrasto, ar tiesiog išmoko jo nematyti? Psichologai vadina tai moralinė atskirtimi, gebėjimu atskirti savo veiksmus nuo jų pasekmių, kad išvengtum kaltės jausmo. Šustauskas, kaip ir daugelis jo kolegų, išvystė šį mechanizmą iki tobulumo. Jis galėjo kalbėti apie
liaudies sunkumus ryte ir pirkti prabangius daiktus po pietų, niekada nejausdamas prieštaravimo, nes šie du pasauliai jo galvoje egzistavo atskirai. Bet šis mechanizmas pradėjo duoti trūkių 1987-aisiais, kai jo žmona Jadvyga pradėjo viešai kritikuoti jo gyvenimo būdą. Vienas šeimos draugas pasakoja. Jadvyga pasakė Vytautui, tu esi veidmainis. Tu kalbi apie lygybę, bet gyveni kaip karalius. Jie ginčijosi ištisas naktis ir kaimynai girdėjo jų balsus pro sienas. Šis šeimyninis konfliktas buvo ne tik asmeninis, jis atspindėjo didesnį visuomenės skilimą tarp tų, kurie vis dar tikėjo sistema, ir tų, kurie pradėjo matyti jos veidmainystę. Ir tada atėjo momentas, kuris pakeitė viską. Momentas, kai Šustauskas turėjo priimti sprendimą, kuris nulėmė ne tik jo ateitį, bet ir daugelio kitų žmonių likimus. Tai vyko 1988 metų rudenį, kai Sąjūdis organizavo masinės demonstracijas Vilniuje, reikalaudamas nepriklausomybės. Šustauskas, kaip aukštas partijos pareigūnas, turėjo pasirinkti – palaikyti Maskvos liniją ir bandyti sustabdyti judėjimą, ar prisijungti prie reformatorių ir rizikuoti savo karjerą. Jis pasirinko trečią kelią – tylą. Jis neatsistatydino iš partijos, bet ir nedalyvavo represijose prieš demonstrantus. Jis tiesiog laukė, stebėjo, bandė suprasti, kur pūs istorijos vėjas. Šis pragmatizmas išgelbėjo jį nuo tiesioginės atsakomybės už smurtą, bet taip pat padarė jį įtartiną abiem pusėms – ir konservatoriams, kurie laikė jį, ir reformatoriams, kurie laikė jį oportunistu. Vienas buvęs Sąjūdžio aktyvistas prisimena. Mes žinojome, kad Šustauskas žaidžia saugiai. Jis niekada nepasakė aiškiai, už ką jis, bet visada buvo pasiruošęs prisijungti prie laimėtojų. Tai buvo tipiškas nomenklatūros elgesys – išgyventi bet kokią kainą. Bet ar tai buvo tik išgyvenimo instinktas, ar gal kažkas daugiau? Gal Šustauskas tikrai nežinojo, kuo jis tiki, nes visą gyvenimą mokėsi prisitaikyti, o ne galvoti savarankiškai. Šis klausimas ves mus į antrąją mūsų pasakojimo dalį, kur mes išsiaiškinsime, kas iš tikrųjų vyko Šustausko galvoje tais lemiamais metais. Bet prieš tai turime suprasti dar vieną kritinį aspektą – jo santykį su KGB ir saugumo tarnybomis, nes būtent čia slypi kai kurios tamsiausios jo gyvenimo paslaptys. Archyvuose yra dokumentų, rodančių, kad Šustauskas turėjo reguliarius kontaktus su KGB pareigūnais nuo pat 1960 metų. Ar jis buvo informatorius? Oficialiai ne, jo vardas neatsiranda informatorių sąrašuose. Bet yra užuominų, kad jis teikė konsultacijas apie ekonominės nuotaikas Respublikoje ir šios konsultacijos kartais apėmė informaciją apie konkrečius žmones. Kiek toli jis nuėjo šioje bendradarbiavime? Ar jis kada nors išdavė žmonės, kurie jam pasitikėjo? Vienas buvęs KGB pareigūnas, kuris sutiko kalbėti anonimiškai, sako: Šustauskas nebuvo tipiškas informatorius. Jis buvo per aukštas tam. Bet jis žinojo, kaip žaisti žaidimą. Jis duodavo mums pakankamai informacijos, kad išliktų mūsų gerose knygose, bet niekada nieko, kas galėtų rimtai pakenkti žmonėms. Jis buvo meistras balansuoti ant ribos. Bet ar šis balansavimas buvo moralus? Ar galima teisinti net mažą bendradarbiavimą su represinė sistema? Šie klausimai tapo ypač aktualūs 1990-aisiais, kai Lietuva atgavo nepriklausomybę ir prasidėjo lustracijos procesas – bandymas išsiaiškinti, kas bendradarbiavo su sovietinė saugumo sistema. Šustauskas niekada nebuvo oficialiai apkaltintas, bet gandai apie jo ryšius su KGB persekiojo jį likusį gyvenimą. Jis niekada viešai nekomentavo šių kaltinimų, bet tie, kurie jį pažinojo, sako, kad jie valgė jį iš vidaus. Vienas artimas draugas pasakoja. Paskutiniais jo gyvenimo metais Vytautas tapo vis labiau užsidaręs. Jis vengė viešų renginių, retai bendravo su senais kolegomis. Kartą jis man pasakė: Aš nežinau, ar esu auka ar nusikaltėlis. Gal aš esu abu? Tai buvo žmogus, kuris prarado moralinį kompasą ir nežinojo, kaip jį rasti vėl. Ir dabar mes priartėjame prie momento, kuris pakeis viską.
Momento, kai į Šustausko gyvenimą įžengs žmogus, kuris atneš žinią, kuri privers jį susidurti su viskuo, nuo ko jis bėgo visą gyvenimą. Tai įvyks kitoje mūsų pasakojimo dalyje, bet prieš tai turime suprasti, kodėl šis žmogus pasirinko būtent Šustauską ir ką jis žinojo apie jo praeitį, ko nežinojo niekas kitas. 1989 m. gegužės mėnesį, kai Lietuva jau aiškiai judėjo link nepriklausomybės, Vilniuje pasirodė žmogus, kurio vardas niekada nebuvo užfiksuotas jokiuose oficialiuose dokumentuose. Jis atvyko naktį. Apsistojo mažame viešbutyje priemiestyje ir kitą dieną paprašė susitikimo su Vytautu Šustausku. Kaip jis gavo prieigą prie tokio aukšto pareigūno? Kas jis buvo? Užsienio žvalgybos agentas, buvęs KGB pareigūnas ar kažkas visai kitas? Mes nežinome jo vardo, bet žinome, ką jis padarė. Jis atnešė Šustauskui dokumentus, tuos pačius dokumentus, kurie vėliau buvo rasti su trūkstamomis puslapiais. Šie dokumentai turėjo įrodymus apie Šustausko bendradarbiavimą su saugumo tarnybomis, apie jo finansinės operacijas, apie sprendimus, kurie pakenkė žmonėms. Ir jis pasiūlė sandorį. Arba Šustauskas viešai prisipažįsta ir bando atpirkti savo kaltes, arba šie dokumentai tampa vieši ir jo reputacija bus sunaikinta. Kaip Šustauskas reagavo? Liudininkai sako, kad po to susitikimo jis išėjo iš savo kabineto baltas kaip drobė. Jis nuvažiavo namo, užsidarė savo kabinete ir neišėjo ištisą dieną. Jo žmona Jadvyga bandė su juo kalbėti, bet jis tik pakratė galvą ir pasakė: viskas baigta, aš negaliu pabėgti nuo to, kas aš esu. Ar tai buvo momentas, kai jis galiausiai susidūrė su savimi? Ar tai buvo momentas, kai visi tie metai vaidybos, kompromisų ir moralinės atskirtis pagaliau pasiekė savo kulminaciją? Mes nežinome tiksliai, ką jis galvojo tą naktį, bet žinome, ką jis padarė po to. Ir tai pakeis viską. Bet prieš papasakosime tą istoriją, turime suprasti dar vieną kritinį aspektą. Kodėl tas paslaptingas lankytojas pasirinko būtent tą momentą? Kodėl jis laukė iki 1989, kai sistema jau griuvo? Ar tai buvo kerštas, teisingumas, ar kažkas visai kitas? Ir svarbiausia, kas buvo tuose trūkstamuose puslapiuose, kurie buvo išplėšti iš dosjė? Šie klausimai ves mus į kitą mūsų pasakojimo dalį, kur mes atskleisi paslaptis, kurios buvo slepiamos dešimtmečius. Bet viena yra aišku. Vytautas Šustauskas buvo žmogus, kuris gyveno tarp dviejų pasaulių, niekada visiškai nepriklausydamas nei vienam, nei kitam. Ir kai tie pasauliai susidūrė, jis atsidūrė spąstuose, iš kurių nebuvo išeities. Ar jis buvo herojus, kuris bandė padėti žmonėms sistemoje, kuri to neleido? Ar jis buvo oportunistas, kuris naudojo liaudies gerovės retoriką, kad pateisintų savo privilegijuotą gyvenimą? Ar jis buvo tiesiog žmogus, kuris bandė išgyventi neįmanomoje situacijoje ir padarė geriausius sprendimus, kuriuos galėjo tuo metu? Atsakymai į šiuos klausimus nėra paprasti. Ir mes neturime teisės teisti per greitai. Bet mes turime pareigą papasakoti jo istoriją, su visais jos prieštaravimais ir sudėtingumu. Nes tik suprasdami tokius žmonės kaip Šustauskas, mes galime suprasti, kaip sistemos formuoja žmonės ir kaip žmonės bando išgyventi sistemose, kurios reikalauja neįmanomų moralinių kompromisų. Ir dabar, kai mes baigiame pirmąją mūsų pasakojimo dalį, mes paliekame jūs su šiais klausimais. Ar jūs galėtumėte gyventi taip, kaip gyveno Šustauskas? Ar jūs galėtumėte priimti tuos pačius sprendimus? Ir jei ne, kas jūs sustabdytų, kai sistema spaudžia iš visų pusių, kai kiekvienas pasirinkimas turi kainą ir kai tyla atrodo kaip vienintelis būdas išgyventi? Kitoje dalyje mes sužinosime, ką Šustauskas padarė po to paslaptingo susitikimo, kaip jis bandė atpirkti savo kaltes ir kodėl jo paskutiniai metai buvo pilni tokio skausmo ir gailesčio, kad net artimiausi žmonės negalėjo jam padėti. Tai bus istorija apie žmogų, kuris bandė ofesti atpirkimą, bet nežinojo, ar jis to nusipelno.
Kol Šustauskas tą naktį sėdėjo savo kabinete, rankose laikydamas dokumentus, kuriuos atnešė paslaptingas lankytojas, jo asmeninis gydytojas Petras Vaitkus gavo skambutį. Atvažiuok, kai nedelsiant, pasakė Jadvyga, jos balsas virpėjo. Vytautas skundžiasi krūtinės skausmais. Kai daktaras atvyko, jis rado ne tik fizinę krizę, bet ir kažką daug gilesnį. Žmogų, kurio kūnas pagaliau pradėjo reaguoti į dešimtmečius kauptas įtampas. Medicininė byla, kurią mes radome archyvuose, atskleidžia šokiruojančią tiesą. Nuo 1985 metų Šustauskas kentėjo nuo lėtinės hipertenzijos ir nervinių sutrikimų. Bet jis slėpė tai net nuo artimiausių kolegų, bijodamas, kad silpnumo požymiai gali pakenkti jo karjerai. Daktaras Vaitkus prisiminė tą naktį. Vytautas gulėjo lovoje prakaituodamas ir kartojo: aš negaliu daugiau taip gyventi. Mano kūnas žino, ką mano protas bando pamiršti. Kokius kitus simptomus jis slėpė? Kiek kartų jis vartojo raminamosius vaistus prieš svarbius susirinkimus? Ir kodėl žmogus, kuris turėjo prieigą prie geriausios medicinos Sovietų Sąjungoje, atsisakė gydytis rimtai, tarsi tikėdamasis, kad liga išnyks, jei tik pakankamai stipriai tikės sistemą, kurį jis sukūrė? Medicininiai įrašai rodo, kad Šustausko sveikata pradėjo sparčiai blogėti būtent tuo metu, kai jis turėjo priimti svarbiausius savo gyvenimo sprendimus. 1989 m. birželį, praėjus vos mėnesiui po paslaptingo susitikimo, jis buvo hospitalizuotas su ūmine pankreatito priepuoliu, liga, kuri dažnai yra susijusi su lėtiniu stresu ir alkoholio vartojimu. Ligoninės dokumentuose yra užrašas: pacientas atsisako atskleisti tikrąsią savo būklės priežastis, kalba miglotai apie darbo krūvį ir šeimos problemas, bet akivaizdu, kad slepia kažką gilesnio. Slaugytoja, kuri tuo metu dirbo toje palatoje, prisimena: jis gulėjo vienas, niekas jo nelankė, išskyrus žmoną. Kartą naktį aš girdėjau, kaip jis verkė ir kalbėjo sapne: atleiskite man, aš nežinojau kito kelio. Kam jis prašė atleidimo? Ar tai buvo jo tėvas, kuris mirė niekada neatleidęs jam to straipsnio laikraštyje? Ar tai buvo žmonės, kuriuos jis išdavė, ar apie kuriuos tylėjo, kai galėjo padėti? Ar tai buvo jis pats, tas jaunasis idealistas, kuris kadaise tikėjo, kad gali pakeisti sistemą iš vidaus, bet vietoj to tapo jos dalimi? Bet liga nebuvo vienintelis dalykas, kuris vargino Šustauską tuo metu. Archyvuose yra laiškas, kurį jis parašė savo senam draugui Jonui Petrauskui, buvusiam partijos pareigūnui, kuris jau buvo pasitraukęs į pensiją. Šis laiškas, datuotas 1989 m. Liepos mėnesiu, niekada nebuvo išsiųstas. Jis buvo rastas tarp jo asmeninių popierių po jo mirties. Jame Šustauskas rašė: Jonai, ar tu kada nors jauti, kad mes pardavėme savo sielas už kažką, kas nebuvo to verta? Aš žiūriu į savo gyvenimą ir matau tik kompromisų grandinę, kur kiekvienas žingsnis atrodė logiškas tuo metu, bet dabar visa tai atrodo kaip kelias į pragarą, grįstas gerais ketinimais. Aš nežinau, kaip gyventi su tuo, ką aš padariau, ir dar blogiau, su tuo, ko aš nepadariau, kai turėjau galimybę. Šie žodžiai atskleidžia žmogų, kuris pagaliau pradėjo suvokti savo gyvenimo tikrąją kainą, bet nežinojo, kaip ją sumokėti. Tuo pačiu metu Lietuvoje vyko istoriniai pokyčiai, kurie darė Šustausko vidinę krizę dar skaudesnę. 1989 m. rugpjūtį Baltijos kelias, 2 milijonai žmonių susikibę rankomis nuo Talino iki Vilniaus, parodė pasauliui, kad Baltijos tautos reikalauja laisvės. Šustauskas stebėjo šį įvykį iš savo buto lango, matydamas tūkstančių žmonių einančių pro šalį, dainuojančių apie laisvę ir nepriklausomybę. Jo žmona Jadvyga norėjo prisijungti prie jų, bet Vytautas ją sulaikė. Mes negalime, pasakė jis. Aš vis dar esu partijos narys. Jei aš ten eisiu, tai bus interpretuojama kaip išdavystė. Bet Jadvyga pažvelgė jį su tokiu nusivylimu, kokio jis niekada nebuvo matęs. Vytautai, tu jau seniai išdavei viską, kas buvo svarbu. Vienintelis dalykas, kurį tu dar neišdavei, yra ta sistema, kuri sunaikino tave. Ji išėjo viena, ir kai grįžo vakarą, jos akys spindėjo tokia ugnimi, kokios Vytautas nebuvo matęs metų metus. Aš mačiau ateitį šiandien,
pasakė ji. Ir tu nesi jos dalis, jei nesikeitei. Šis momentas tapo lūžio tašku Šustausko gyvenime. Kitą dieną jis padarė kažką, ko niekas nesitikėjo. Jis parašė laišką Lietuvos komunistų partijos centro komitetui, kuriame pranešė apie savo ketinimą pasitraukti iš visų pareigų dėl sveikatos priežasčių. Bet tai nebuvo paprastas atsistatydinimas. Laiške jis taip pat parašė keletą sakinių, kurie sukėlė šoką tarp nomenklatūros. Aš negaliu daugiau atstovauti sistemai, kurios principai vis labiau prieštarauja tam, ką aš matau gatvėse. Liaudis kalba ir mes turime klausytis, nediktuoti. Šie žodžiai buvo revoliuciniai žmogui, kuris visą gyvenimą vengė aiškių pozicijų. Bet ar tai buvo tikras įsitikinimų pasikeitimas, ar tik paskutinis bandymas išgelbėti savo reputaciją prieš neišvengiamą sistemos žlugimą? Buvęs jo kolega Antanas Butkus prisimena. Kai aš perskaičiau tą laišką, aš nežinojau, ar juoktis, ar verkti. Vytautas pagaliau pasakė tiesą, bet tai buvo per vėlu. Sistema jau griuvo ir jo žodžiai skambėjo kaip atsiprašymas nuo skęstančio laivo kapitono. Bet Šustausko sprendimas pasitraukti nebuvo toks paprastas, kaip atrodė. Archyvuose yra dokumentai rodantys, kad po jo atsistatydinimo paskelbimo jis gavo kelis paslaptingus skambučius iš Maskvos. Kas skambino? Oficialiai niekas. Bet vienas buvęs KGB pareigūnas, kuris sutiko kalbėti anonimiškai, atskleidžia šokiruojančią detalę. Šustauskas buvo įspėtas, kad jei jis tęs savo reformistinę retoriką, tam tikri jo praeities veiksmai gali tapti vieši. Buvo užuomina apie dosie, kuriame yra įrodymai apie jo bendradarbiavimą su saugumo tarnybomis 1970 metais. Tai buvo klasikinis šantažas. Tylėk ir išsaugok savo reputaciją, arba kalbi ir būsi sunaikintas. Šustauskas pasirinko tylą, bet ši tyla valgė jį iš vidaus. Jo gydytojas Vaitkus prisimena. Po tų skambučių Vytautas pradėjo vartoti dvigubai daugiau raminamųjų. Jis sakė man, aš įkalintas savo praeityje. Kiekvienas mano žingsnis į priekį traukia mane atgal. 1990 metų pradžioje, kai Lietuva jau buvo paskelbusi nepriklausomybę ir sovietinė sistema oficialiai žlugo, Šustauskas atsidūrė keistoje padėtyje. Jis buvo laisvas nuo sistemos, kurį jis sukūrė, bet nebuvo laisvas nuo savo praeities. Jis bandė rasti naują vietą nepriklausomoje Lietuvoje, bet kiekvienas jo bandymas buvo sutinkamas su įtarumu. Kai jis bandė įstoti į vieną iš naujų politinių partijų, jam buvo pasakyta, mes vertiname jūsų norą prisidėti, bet jūsų praeitis yra per daug sudėtinga. Žmonės nepasitiki buvusiais nomenklatūros nariais. Kai jis bandė gauti darbą privačiame sektoriuje, darbdaviai vengė jo, bijodami, kad jo vardas gali pakenkti jų reputacijai. Vienas verslininkas, kuris atsisakė jam darbo, vėliau prisipažino. Aš žinojau, kad jis yra neįprastas, bet 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 aš žinojau, kad jis yra neįprastas,
bet aš žinojau, kad jis yra neįprastas, bet aš žinojau, kad jis yra neįprastas, bet aš žinojau, kad jis yra neįprastas, bet aš žinojau, kad jis yra neįprastas, bet aš žinojau, kad jis yra neįprastas, bet aš žinojau, kad jis yra neįprastas, bet aš žinojau, kad jis yra neįprastas, bet aš žinojau, kad jis yra neįprastas, bet aš žinojau, kad jis yra neįprastas, bet aš žinojau, kad jis yra neįprastas, bet aš žinojau, kad jis yra neįprastas, bet aš žinojau, kad jis yra neįprastas, bet aš žinojau, kad jis yra neįprastas, bet aš žinojau, kad jis yra neįprastas, bet aš žinojau, kad jis yra neįprastas, bet aš žinojau, kad jis yra neįprastas, bet aš žinojau, kad jis yra neįprastas, bet aš žinojau, kad jis yra neįprastas, bet aš žinojau, kad jis yra neįprastas, bet aš žinojau, kad jis yra neįprastas, bet aš žinojau, kad jis yra neįprastas, bet aš žinojau, kad jis yra neįprastas, bet aš žinojau, kad jis yra neįprastas, bet aš žinojau, kad jis yra neįprastas, bet aš žinojau, kad jis yra neįprastas, bet aš žinojau, kad jis yra neįprastas, bet aš žinojau, kad jis yra. Tai buvo žmogus, kuris pagaliau susidūrė su visų savo gyvenimo moralinių kompromisų svoriu ir tas svoris buvo per sunkus pakelti. Bet buvo vienas žmogus, kuris neatsisakė Šustausko. Jo sūnus Marius, kuris tuo metu studijavo filosofiją Vilniaus universitete. Marius užaugo žinodamas, kad jo tėvas yra svarbus žmogus, bet niekada nesuprato, ką tai iš tikrųjų reiškia. 1991 metais, kai Mariui buvo 21, jis pradėjo klausinėti tėvo apie jo praeitį. Šie pokalbiai buvo skausmingi abiems. Viename iš jų, kurį Marius vėliau aprašė savo dienoraštyje, Vytautas pagaliau prasitarė. Sūnau, aš gyvenau gyvenimą, kurio aš nesirinkau, bet kurį priėmiau, nes bijojau alternatyvos. Aš sakiau savo, kad darau tai dėl tavęs, dėl mamos, dėl mūsų šeimos. Bet tiesa yra ta, kad aš dariau tai dėl savęs. Nes buvau per silpnas priešintis, per bailys rizikuoti, per įpratęs prie komforto, kurį man davė sistema. Šis prisipažinimas buvo pirmasis kartas, kai Šustauskas viešai pripažino savo moralinį bankrotą. Ir tai buvo pradžia ilgo ir skausmingo atpirkimo kelio. Marius, vietoj to, kad pasmerkti tėvą, pasiūlė jam kažką netikėto. Kartu parašyti knygą apie jo gyvenimą, kur Vytautas galėtų papasakoti savo istoriją su visais jos prieštaravimais ir klaidomis. Tėti, pasakė Marius, tu negali pakeisti praeities, bet gali padėti kitiems suprasti, kaip sistema verčia žmones daryti dalykus, kurių jie vėliau gailisi. Tavo istorija gali būti įspėjimas būsimoms kartoms. Šustauskas sutiko ir jie pradėjo dirbti prie projekto, kurį pavadino Gyvenimas tarp dviejų pasaulių. Bet šis projektas niekada nebuvo baigtas. Po kelių mėnesių darbo Vytautas staiga sustabdė viską. Kodėl? Marijus prisimena. Vieną dieną tėtis man pasakė, aš negaliu to padaryti. Yra dalykų, kuriuos aš vis dar negaliu pasakyti, nes tai pakentų žmonėms, kurie vis dar gyvi. 2023. Aš supratau, kad jis vis dar saugo kažkieno paslaptis, net savo paties sąskaitą. Kas buvo tos paslaptys? Archyvose yra užuominų, bet nepilnų atsakymų. Vienas dokumentas, datuotas 1992 metais, rodo, kad Šustauskas turėjo informacijos apie kitus buvusius nomenklatūros narius, kurie dabar užėmė aukštas pozicijas nepriklausomoje Lietuvoje. Jei jis būtų atskleidę šią informaciją, tai būtų sukėlę didžiulį skandalą ir galbūt pakeitę šalies politinę peizažą. Bet jis tylėjo. Kodėl? Ar tai buvo lojalumas buvusiems kolegoms? Ar baimė keršto? Ar gal supratimas, kad atskleisti kitų nuodėmes nereiškia išvalyti savo paties? Vienas buvęs jo draugas sako, Vytautas man kartą pasakė, jei aš pradėsiu kaltinti kitus, aš turėsiu pripažinti, kad aš buvau toks pat kaip jie.
O aš vis dar noriu tikėti, kad buvau šiek tiek kitoks, nors žinau, kad tai gali būti tik iliuzija. Šis vidinių prieštaravimų labirintas vedė Šustauską į vis gilesnę depresiją. 1993 metais jis buvo hospitalizuotas antrą kartą, šįkart su sunkia depresija ir savižudybės mintimis. Psichiatras, kuris jį gydė, rašė medicininėje byloje. Pacientas kenčia nuo gilaus kaltės jausmo ir moralinio konflikto. Jis nori atpirkti savo klaidas, bet nežino, kaip tai padaryti, nepakenkdamas sau ir kitiems. Jis yra įstrigęs tarp praeities, kurios negali pakeisti, ir ateities, kurios negali įsivaizduoti. Šis diagnozė buvo ne tik medicininė, ji buvo egzistencinė. Šustauskas buvo žmogus be vietos pasaulyje, kuris pasikeitė per greitai, kad jis galėtų prisitaikyti. Bet net ir šioje tamsoje buvo šviesos spindulys. 1994 metais Šustauskas pradėjo slapta padėti žmonėms, kurie kentėjo nuo ekonominės krizės, kuri apėmė Lietuvą po nepriklausomybės. Jis pardavė dalį savo meno kolekcijos ir panaudojo pinigus, kad finansuotų Maisto banką vietinėje bendruomenėje. Jis darė tai anonimiškai, nenorėdamas, kad kas nors žinotų apie jo dalyvavimą. Viena moteris, kuri dirbo tame Maisto banke, vėliau sužinojo apie jo indėlį ir pasakojo. Kai aš sužinojau, kad Šustauskas buvo tas, kuris mums padėjo, aš negalėjau patikėti. Žmogus, kuris gyveno tokį prabangų gyvenimą, dabar atidavė viską, kad padėtų tiems, kuriuos sistema, kurią jis tarnavo, paliko skurde. Ar tai buvo tikras atpirkimas, ar tik bandymas nupirkti atleidimą? Gal tai neturi reikšmės? Gal svarbu tik tai, kad jis bandė padaryti kažką gero, net jei tai negalėjo ištrinti praeities. Šustausko paskutiniai metai buvo kupini tokių prieštaravimų. Jis bandė gyventi tyliai, vengdamas viešumos, bet tuo pačiu metu ieškodamas būdų, kaip kompensuoti savo praeities klaidas. Jis rašė laiškus žmonėms, kuriuos jis, jo manymu, buvo apvylęs, bet dažniausiai jų nesiuntė, bijodamas, kad jie bus neteisingai suprasti. Jis lankė bažnyčią, nors niekada viešai nesugrįžo prie tikėjimo, kurį atsisakė jaunystėje. Vienas kunigas, kuris jį matė, ten pasakoja. Jis sėdėdavo paskutinėje eilėje, niekada nedalyvaudavo komunijoje, bet jo lūpos judėdavo, tarsi jis kalbėtų maldą, kurią seniai užmiršo. Kartą po mišių jis priėjo prie manęs ir paklausė: ar Dievas gali atleisti žmogui, kuris nežino, ar nusipelno atleidimo? Aš pasakiau jam, kad atleidimas nėra apie nusipelnimą, bet apie atgailą. Jis tik papurtė galvą ir išėjo. Ar Šustauskas kada nors rado tą atleidimą, kurio ieškojo? Ar jis kada nors atleido sau už sprendimus, kuriuos priėmė? Mes nežinome tiksliai, nes jis niekada nepaliko aiškaus atsakymo. Bet mes žinome, kad jo paskutinės dienos buvo kupinos ramybės, kurios jis neturėjo metų metus. Jo žmona Jadvyga pasakoja. Paskutinę savaitę prieš jo mirtį Vytautas atrodė kitoks. Tarsi jis pagaliau priėmė tai, kas jis buvo, su visomis klaidomis ir prieštaravimais. Jis pasakė man: aš nežinau, ar buvau geras žmogus, bet aš bandžiau būti geresnis, nei sistema leido. Gal to užtenka? Ar to užtenka? Ar mes galime teisti žmogų, kuris gyveno sistemoje, kuri neleido būti visiškai sąžiningu, bet bandė rasti moralinį kelią per neįmanomą labirintą? Šie klausimai lieka su mumis net ir šiandien, kai mes žvelgiame į Šustausko gyvenimą iš laiko perspektyvos. Jis nebuvo nei herojus, nei piktadarys. Jis buvo žmogus, kuris bandė išgyventi sistemoje, kuri reikalavo neįmanomų moralinių kompromisų ir kuris mokėjo kainą už kiekvieną savo pasirinkimą. Jo istorija yra įspėjimas mums visiems. Apie tai, kaip lengva prarasti save, kai sistema spaudžia iš visų pusių, ir kaip sunku rasti kelią atgal, kai jau esi nuėjęs per toli. Bet jo istorija dar nesibaigė. Yra dar viena dalis, kurią mes turime papasakoti, apie tai, kas nutiko po jo mirties ir kaip jo palikimas tęsiasi net ir šiandien. Tai bus istorija apie tai, kaip visuomenė atsimena tokius žmones kaip Šustauskas ir ar mes galime kada nors tikrai suprasti jų pasirinkimus, negyvenant jų gyvenimų. Bet prieš pasieksime tą pabaigą, turime suprasti dar vieną kritinį aspektą.
kaip Šustausko istorija atspindi platesnę Lietuvos ir visos Baltijos regiono istoriją, kur tūkstančiai žmonių gyveno tarp dviejų pasaulių, bandydami išgyventi sistemoje, kuri neleido būti visiškai savimi. Įsivaizduokite, kad esate vienas iš 12 žmonių, kurie žinojo viską apie Šustauską. Kiekvieną slaptą susitikimą, kiekvieną finansinę operaciją, kiekvieną kompromisą, kurį jis padarė su sąžine. Dabar įsivaizduokite, kad turite pasirinkti. Išsaugoti šias paslaptis ir gyventi su jų svoriu, ar jas atskleisti ir sunaikinti ne tik jo, bet ir savo pačių reputacijas. 1995 metais tokia grupė egzistavo. 12 buvusių nomenklatūros narių, kurie reguliariai susitikdavo slaptame bute Vilniaus senamiestyje, kur jie dalijosi prisiminimais ir baimėmis apie tai, kas nutiks, jei jų praeitis taps vieša. Šustauskas buvo vienas iš jų, bet jis buvo kitoks. Jis norėjo kalbėti, norėjo prisipažinti, norėjo rasti būdą atpirkti savo klaidas. Kiti nariai jį įspėjo. Vytautai, jei tu pradėsi kalbėti, mes visi nukrisime. Ar tu pasiruošęs sunaikinti mus visus dėl savo sąžinės ramumo? Kas buvo tie žmonės? Kodėl jie taip bijojo tiesos? Ir svarbiausia, ką Šustauskas žinojo apie juos, kas vertė juos naktimis prakaituoti, bijant, kad jis vieną dieną pratrūks ir pasakys viską. Šios grupės egzistavimas buvo viena iš geriausiai saugomų paslapčių po komunistinėje Lietuvoje. Jie vadino save 12 ir jų susitikimai vyko kiekvieną pirmąjį mėnesio ketvirtadienį, visada tame pačiame bute, kuris priklausė vienam iš jų, buvusiam KGB pareigūnui, kuris dabar dirbo privačioje saugumo firmoje. Šio buto sienos buvo storos, langai užtamsinti ir niekas iš kaimynų niekada nematė, kas ten įeina ar išeina. Vienas iš grupės narių, kuris vėliau sutiko kalbėti anonimiškai, atskleidžia šokiruojančias detalės. Mes susirinkdavome ne tam, kad planuotume kažką blogo, bet tam, kad apsaugotume save. Kiekvienas iš mūsų turėjo dosję apie kitus. Tai buvo mūsų draudimas. Jei vienas kris, visi kris. Bet Vytautas pradėjo kalbėti apie moralinę pareigą ir istorinę tiesą, ir mes žinojome, kad jis tampa pavojingas. Ar tai buvo savitarpio apsaugos paktas, ar baimės bendruomenė? Ar šie žmonės buvo draugai, ar tik bendražygiai, susieti bendros praeities ir bendros baimės grandinėmis? Šustausko santykis su šia grupe tapo vis labiau įtemptas 1996 metais, kai jis pradėjo viešai kalbėti apie būtinybę istorinės atsakomybės. Jis nedavė konkrečių pavardžių, bet jo žodžiai buvo pakankamai aiškūs, kad kiti 12 nariai suprastų. Jis artėja prie linijos, kurios negalima kirsti. Viename iš susitikimų, kurį liudininkas aprašė savo dienoraštyje, įvyko atviras konfliktas. Vienas iš narių, buvęs aukštas partijos pareigūnas, kuris dabar valdė sėkmingą verslą, pasakė Šustauskui: Tu kalbi apie tiesą, bet tiesa yra ta, kad mes visi darėme tai, ką turėjome daryti, kad išgyventume. Jei tu nori save sunaikinti, tai tavo reikalas, bet netraukti mūsų su savimi. Šustauskas atsakė kažką, kas sukrėtė visus kambaryje. Gal būtent todėl mes ir turime būti sunaikinti, nes mes vis dar manome, kad išgyvenimas pateisina viską. Gal mūsų sunaikinimas yra vienintelis būdas, kaip ši šalis gali tikrai judėti į priekį. Po šių žodžių jis atsistojo ir išėjo. Ir tai buvo paskutinis kartas, kai jis dalyvavo 12 susitikime. Bet Šustausko maištas prieš tylą turėjo kainą, kurią jis pradėjo mokėti beveik iš karto. Per kelias savaitės po to susitikimo jo namuose įvyko įsilaužimas. Nieko nebuvo pavogta, bet jo asmeniniai dokumentai buvo peržiūrėti ir kai kurie dingo. Jo žmona Jadvyga prisimena tą naktį. Mes grįžome namo ir radome viską apverstą. Policija sakė, kad tai buvo įprastas įsilaužimas, bet Vytautas žinojo kitaip. Jis pasakė man: Jie ieško kažko, kas galėtų mane sustabdyti, bet jie neras, nes aš jau viską, ką turėjau pasakyti, pasakiau savo sūnui. Kas buvo tie jie? Ar tai buvo 12 nariai bandantys jį įbauginti?
Ar tai buvo kažkas iš jo praeities, bijantis, kad jis atskleis per daug? Ar tai buvo tiesiog paranoja, kuri apėmė žmogų, gyvenusi per ilgai su paslaptimis? Mes nežinome tiksliai, bet viena yra aišku. Šustauskas pradėjo jaustis persekiojamas ir šis jausmas tik sustiprino jo ryžtą kalbėti. 1997 metais Šustauskas padarė kažką, ko niekas nesitikėjo. Jis susisiekė su žurnalistu, kuris specializavosi sovietinės praeities tyrimuose ir pasiūlė duoti interviu. Žurnalistas Tomas Kavaliauskas prisimena tą pirmąjį susitikimą. Vytautas atrodė kaip žmogus, kuris nešiojasi didžiulę naštą ir pagaliau nusprendė ją padėti. Jis pasakė man: "Aš noriu papasakoti savo istoriją ne tam, kad save pateisinčiau, bet tam, kad žmonės suprastų, kaip sistema veikia. Aš noriu, kad jaunoji karta žinotų, kokia lengva prarasti save, kai gyveni sistemoje, kuri reikalauja nuolatinių kompromisų." Jie susitiko kelis kartus ir Šustauskas pradėjo pasakoti detalės, kurios niekada nebuvo viešos. Apie slaptus susitikimus su KGB pareigūnais, apie sprendimus, kurie pakenkė žmonėms, apie pinigus, kuriuos jis gavo už tylą. Bet prieš interviu buvo paskelbtas, įvyko kažkas, kas viską pakeitė. Vieną vakarą grįždamas namo po susitikimo su žurnalistu, Šustauskas buvo sustabdytas gatvėje dviejų vyrų, kurie prisistatė seni draugai. Jie pakvietė jį į netoliese esančią kavinę pasikalbėti. Šustauskas, nors ir jautė nerimą, sutiko. Tai, kas įvyko toje kavinėje, žinoma tik iš Šustausko paties pasakojimo jo žmonai tą naktį. Jadvyga prisimena. Vytautas grįžo namo baltas kaip drobė, rankos drebėjo. Jis pasakė man, kad tie vyrai jam parodė nuotraukas. Nuotraukas iš 1970 metų, kur jis matomas su žmonėmis, kurie vėliau buvo suimti ir ištremti. Jie pasakė jam: "Jei tu tęsi savo pokalbius su žurnalistu, šios nuotraukos taps viešos ir visi pamatys, koks tu iš tikrųjų buvai." Vytautas verkė tą naktį. Pirmą kartą per daugelį metų aš mačiau jį verkiantį. Kas buvo tie vyrai? Ar jie buvo 12 pasiuntiniai, ar kažkas iš gilesnės praeities? Ir svarbiausia, ar tos nuotraukos buvo tikros, ar tik suklastotos, kad jį sustabdytų? Šis incidentas turėjo niokojantį poveikį Šustausko psichiniai būkliai. Jis atšaukė interviu su žurnalistu pasakydamas tik: "Aš negaliu to padaryti, atsiprašau." Tomas Kavaliauskas bandė jį įtikinti tęsti, bet Šustauskas buvo nepalenkiamas. "Aš mačiau jo akyse baimę", sako Kavaliauskas. Bet tai nebuvo baimė dėl savęs. Tai buvo baimė dėl to, ką jo žodžiai galėtų padaryti kitiems žmonėms, jo šeimai, jo sūnui, gal net tiems, kuriuos jis bandė apsaugoti. Ar tai buvo kilnus sprendimas, ar tik dar vienas kompromisas ilgoje kompromisų grandinėje? Ar Šustauskas vėl pasirinko tylą, nes tai buvo lengviau? Ar nes jis tikrai tikėjo, kad tyla šiuo atveju buvo teisingas pasirinkimas? Bet tyla neatnešė jam ramybės. 1998 metais Šustausko sveikata vėl pablogėjo. Šį kartą tai buvo rimta širdies liga, kuri reikalavo skubios operacijos. Gydytojai sakė, kad stresas buvo vienas iš pagrindinių veiksnių prisidėjusių prie jo būklės. Vienas kardiologas, kuris jį gydė, rašė medicininėje byloje: "Paciento širdis fiziškai silpna, bet tikroji problema yra psichologinė. Jis nešiojasi tokį emocinį krūvį, kad jo kūnas tiesiog nebegali atlaikyti." Po operacijos gulėdamas ligoninės palatoje, Šustauskas paprašė savo sūnaus Mariaus atnešti jam seną užrašų knygą, kurią jis laikė namuose. Toje knygoje buvo užrašai iš 1970 ir 80 metų. Asmeniniai apmąstymai, kuriuos jis rašė naktimis, kai negalėjo miegoti. Marius prisimena. "Tėtis man davė tą knygą ir pasakė: 'Kai aš mirsiu, tu nuspręsi, ką su ja daryti. Gal tu rasi ten atsakymus, kurių aš niekada neradau.'" Kas buvo toje knygoje? Kokias paslaptis jis slėpė ir kodėl Šustauskas nusprendė ją perduoti sūnui būtent tuo momentu? Ta užrašų knyga tapo raktu į supratimą, kas iš tikrųjų vyko Šustausko galvoje visus tuos metus. Joje buvo ne tik faktų,
bet ir gilių emocinių išpažinčių. Viename įraše iš 1975 metų jis rašė: Šiandien pasirašiau dokumentą, kuris leis uždaryti vieną fabriką ir atleisti 300 darbininkų. Oficialiai tai vadinama ekonominiu optimizavimu. Bet aš žinau, kad tai reiškia 300 šeimų, kurios praras savo pajamų šaltinį. Aš bandžiau protestuoti, bet man buvo pasakyta, tai ne tavo sprendimas, tai Maskvos sprendimas. Aš pasirašiau, nes buvau per bailys atsisakyti. Šiandien vakare išgėriau pusę butelio degtinės, bet tai nepadėjo užmiršti tų 300 veidų, kurių aš niekada nemačiau, bet kurie persekios mane visą gyvenimą. Šie žodžiai atskleidžia žmogų, kuris buvo visiškai sąmoningas savo veiksmų pasekmių, bet jautėsi bejėgis jas pakeisti. Kitame įraše, datuotame 1982 metais, Šustauskas rašė apie susitikimą su KGB pareigūnu, kuris prašė jo informacijos apie vieną jo kolegą, įtariamą antisovietinę veiklą. Šustauskas rašė: Jis paklausė manęs, ką aš žinau apie Joną. Aš galėjau pasakyti tiesą, kad Jonas yra geras žmogus, kuris tiesiog nori, kad sistema veiktų geriau. Bet aš žinojau, kad jei pasakysiu tai, Jonas bus suimtas. Todėl aš pasakiau, aš nieko nežinau apie jį. Tai nebuvo melas, bet tai nebuvo ir tiesa. Tai buvo kompromisas, kurį aš padariau, kad išgelbėčiau Joną, bet tuo pačiu išsaugočiau save. Ar tai daro mane herojumi, ar bailiu? Aš nežinau. Gal aš esu abu. Šis įrašas rodo, kaip Šustauskas nuolat balansuodavo ant moralinio peilio ašmenų, bandydamas rasti būdą būti gerų žmogumi sistemoje, kuri to neleido. Bet gal pats šokiruojantis įrašas buvo tas, kuris buvo datuotas 1989 metų gruodžiu, likus vos kelioms dienoms iki Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo. Jame Šustauskas rašė: Šiandien aš supratau, kad visas mano gyvenimas buvo melas. Ne todėl, kad aš melavau kitiems, bet todėl, kad aš melavau savo. Aš sakiau savo, kad darau tai, ką darau dėl didesnio gėrio, dėl šeimos, dėl ateities. Bet tiesa yra ta, kad aš dariau tai, nes buvau per bailys gyventi kitaip. Aš buvau per bailys rizikuoti, per bailys priešintis, per bailys būti tuo, kuo norėjau būti. Ir dabar, kai sistema griūva, aš lieku su tuščiomis rankomis ir širdimi, pilna gailestingumo. Ar galima atpirkti gyvenimą, praleistą bėgant nuo savęs? Aš nežinau, bet aš turiu bandyti. Šie žodžiai buvo ne tik prisipažinimas, jie buvo šauksmas pagalbos iš žmogaus, kuris pagaliau susidūrė su visu savo gyvenimo moralinio bankroto svoriu. Marijus, perskaitęs šiuos įrašus po tėvo mirties, pasakoja: Aš supratau, kad mano tėvas nebuvo nei herojus, nei piktadarys. Jis buvo tiesiog žmogus, kuris bandė išgyventi neįmanomoje situacijoje ir padarė geriausius sprendimus, kuriuos galėjo tuo metu. Ar tie sprendimai buvo teisingi? Gal ne. Bet ar aš, būdamas jo vietoje, būčiau padaręs kitaip? Aš nežinau. Ir būtent todėl aš negaliu jo teisti. Šis supratimas yra kritinis. Mes negalime tikrai suprasti Šustausko pasirinkimų, negyvenant jo gyvenimo, nejaučiant to spaudimo, kuris jį spaudė iš visų pusių. Bet mes galime bandyti suprasti, ir būtent tai yra šios istorijos tikslas. 1999 metais, likus vos keliems mėnesiams iki savo mirties, Šustauskas padarė vieną paskutinį bandymą rasti atpirkimą. Jis parašė laišką Lietuvos prezidentui, kuriame pasiūlė savo pagalbą, kuriant Istorinės atminties komisiją. Organizacija, kuri tyrinėtų sovietinės okupacijos nusikaltimus ir padėtų visuomeniai suprasti tą laikotarpį. Laiške jis rašė: Aš žinau, kad mano praeitis daro mane netinkamu šiai užduočiai daugelio žmonių akise. Bet būtent todėl, kad aš gyvenau toje sistemoje, aš galiu padėti kitiems suprasti, kaip ji veikia. Aš nesiūlau savęs kaip teisėjo. Aš siūlau save kaip liudininką, kuris gali papasakoti tiesą, net jei ta tiesa yra nemaloni ir man pačiam. Šis laiškas niekada negavo oficialaus atsakymo,
Prezidento kanceliarija tiesiog padėkojo už pasiūlymą, bet nepadarė jokių tolesnių veiksmų. Ar tai buvo todėl, kad Šustausko praeitis buvo per daug sudėtinga? Ar todėl, kad visuomenė dar nebuvo pasiruošusi tokiam atvirumui? Ar tiesiog todėl, kad niekas nenorėjo atidaryti senų žaizdų, kurios dar nebuvo visiškai užgijusios? Šis atmetimas buvo paskutinis smūgis Šustauskui. Jo žmona Jadvyga prisimena. Po to, kai jis gavo tą formalų atsakymą, Vytautas tarsi pasidavė. Jis nustojo bandyti rasti savo vietą naujame pasaulyje. Jis tiesiog laukė pabaigos, žinodamas, kad jo istorija liks nepapasakota, jo pamokos neišmoktos. Bet ar tai buvo tiesa? Ar Šustausko istorija tikrai liko nepapasakota? Jo sūnus Marius nusprendė kitaip. Po tėvo mirties jis paėmė tą užrašų knygą ir pradėjo rašyti knygą, kuri vėliau tapo bestselleriu Lietuvoje – Gyvenimas tarp dviejų pasaulių – mano tėvo istorija. Šioje knygoje Marius nepaslėpė nieko, nei tėvo klaidų, nei jo bandymų jas atpirkti, nei jo vidinių kovų. Jis parodė savo tėvą tokį, koks jis buvo – sudėtinga, prieštaringa, bet žmogiška. Knygos publikacija sukėlė didžiulę diskusiją Lietuvoje. Kai kurie žmonės kaltino Marių, kad jis purvina savo tėvo atminimą. Kiti gyrė jį už drąsą pasakyti tiesą. Bet gal svarbiausia buvo tai, kad knyga pradėjo platesnę diskusiją apie tai, kaip mes prisimename sovietinį laikotarpį ir kaip mes teisiame žmonės, kurie gyveno tuo metu. Vienas istorikas, recenzuodamas knygą, rašė: Šustausko istorija yra mūsų visų istorija. Mes visi gyvename sistemose, kurios reikalauja kompromisų. Skirtumas tik tas, kad kai kurie kompromisai yra didesni nei kiti. Bet ar tai daro žmonės, kurie juos daro, blogesniais? Ar tai tiesiog daro juos žmonėmis? Šis klausimas lieka aktualus net ir šiandien, kai mes žvelgiame į praeitį ir bandome suprasti, kaip ji formavo mus ir mūsų visuomenę. Šustausko palikimas yra sudėtingas. Jis nėra nei visiškai teigiamas, nei visiškai neigiamas. Jis yra atspindys laiko, kuriame jis gyveno, ir pasirinkimų, kuriuos jis turėjo. Kai kurie žmonės prisimena jį kaip veidmainį, kuris kalbėjo apie lygybę, bet gyveno kaip privilegijuotas elitas. Kiti prisimena jį kaip žmogų, kuris bandė padėti kiek galėjo, sistemoje, kuri to neleido. Bet gal svarbiausia yra tai, kad jo istorija moko mus būti atsargiems su greitais sprendimais ir paprastais atsakymais. Gyvenimas yra sudėtingas ir žmonės, kurie jį gyvena, yra dar sudėtingesni. Ar mes galime atleisti Šustauskui jo klaidas? Ar mes galime suprasti jo pasirinkimus? Ar mes galime pasimokyti iš jo istorijos? Šie klausimai neturi paprastų atsakymų, bet jie yra svarbus, nes jie verčia mus galvoti apie tai, kaip mes patys gyventume panašioje situacijoje. Ir gal būtent tai yra didžiausia Šustausko istorijos vertė. Ji verčia mus žvelgti į save ir klausti, kas aš esu, kai sistema spaudžia? Kas aš esu, kai turiu rinktis tarp savo principų ir savo išgyvenimo? Kas aš esu, kai niekas nestebi ir niekas nežinos, kokį pasirinkimą aš padariau? Šustausko istorija baigėsi, bet klausimai, kuriuos jį kelia, tęsiasi. Ir gal būtent tai yra tikrasis jo palikimas. Ne atsakymai, bet klausimai, kurie verčia mus galvoti, abejoti ir galiausiai bandyti būti geresniais žmonėmis nei sistema, kurioje gyvename, mums leidžia būti. Pirmą kartą per 35 metus žmogus, kuris buvo atsakingas už Šustausko asmeninę saugą paskutiniaisiais jo gyvenimo metais, sutinka kalbėti prieš kameras. Tai, ką jis mums pasakoja apie paskutinės savaitės iki Vytauto Šustausko mirties, apvers viską, ką manėte žinantys. Nuo privačių pokalbių tarp Vytauto ir jo žmonos Jadvygos, nuo desperatiškų planų, kaip išvengti viešo gėdos, iki momento, kai jis suprato, kad viskas baigta. Tai ekskliuzyvus liudijimas, kuris laikys jūs įsitempusius iki paskutinio žodžio. Šis žmogus matė Šustauską tokį, kokį nematė niekas kitas. Ne kaip viešą figūrą, ne kaip buvusį nomenklatūros narį, bet kaip žmogų, kuris kiekvieną naktį kovojantį su savo sąžine ir prarandantį tą kovą po truputį. Kodėl jis tylėjo tiek metų? Ką jis žino apie tas paskutinės dienas, ko nežino niekas kitas?
Ir svarbiausia, kodėl jis nusprendė kalbėti būtent dabar, kai daugelis liudininkų jau yra mirę ir negali nei patvirtinti, nei paneigti jo žodžių. 1999 m. vasarą, kai Lietuva jau buvo visiškai nepriklausoma ir integravo į Europos struktūras, Šustauskas gyveno beveik kaip atsiskyrėlis savo bute Vilniaus centre. Jo sūnus Marius tuo metu jau buvo pradėjęs rašyti knygą apie tėvą, bet Vytautas atsisakė bendradarbiauti. Jis sakė man, prisimena Marius, kad yra dalykų, kuriuos jis negali pasakyti, kol gyvi tam tikri žmonės. Kai aš klausiau, kokie žmonės, jis tik papurtė galvą ir pasakė, tu sužinosi, kai ateis laikas. Bet tas laikas niekada neatėjo Vytauto gyvenime. Jis mirė, nepasakęs tų paskutinių paslapčių, kurias žinojo. Arba taip mes manėme, kol neradome jo paskutinio laiško, parašyto likus vos 3 dienoms iki jo mirties. Šis laiškas buvo adresuotas ne šeimai, ne draugams, bet vienam konkrečiam žmogui, buvusiam 12 nariui, kuris dabar užėmė aukštą poziciją Lietuvos vyriausybėje. Laiške Šustauskas rašė: Jonai, tu žinai, ką mes padarėme 1983 metais. Tu žinai, kaip mes tylėjome, kai galėjome kalbėti. Kaip mes pasirašėme dokumentus, kurie sunaikino žmonių gyvenimus. Aš negaliu daugiau gyventi su šia našta. Aš žinau, kad tu gali, nes tu esi stipresnis arba šaltesnis nei aš. Bet aš noriu, kad tu žinotum. Jei aš mirsiu nepasakęs tiesos, tai bus ne todėl, kad aš nenorėjau, bet todėl, kad aš bijojau. Ir ta baimė yra paskutinis dalykas, kurį ta sistema man paliko. Šis laiškas niekada nebuvo išsiųstas. Jis buvo rastas Šustausko stalčiuje, užantspauduotas, bet be adreso. Kodėl jis jo neišsiuntė? Ar tai buvo paskutinis momentas, kai baimė nugalėjo drąsą? Ar tai buvo supratimas, kad net šis laiškas nieko nepakeis, nes sistema, kuri juos sukūrė, jau buvo mirusi, bet jos palikimas vis dar gyveno juose? Bet buvo dar vienas dokumentas, kurį mes radome tarp Šustausko popierių. Sąrašas vardų parašytas jo ranka su data 1983 metai – kovas. Šiame sąraše buvo 15 vardų. Vardų žmonių, kurie buvo suimti, ištremti arba prarado darbus tais metais. Šalia kiekvieno vardo buvo trumpa pastaba. Galėjau įspėti, žinojau iš anksto, tylėjau, nes bijojau. Šis sąrašas buvo ne tik įrodymas, tai buvo prisipažinimas, parašytas žmogaus, kuris negalėjo daugiau gyventi su savo tyla. Vienas iš tų vardų buvo Jonas Kazlauskas, mokytojas, kuris buvo atleistas iš darbo ir vėliau mirė nuo širdies priepuolio, būdamas vos 45 metų. Jo našlė, Ona Kazlauskienė, kurią mes radome ir su kuria kalbėjome, pasakoja: Aš niekada nežinojau, kodėl mano vyras buvo atleistas. Jis buvo geras mokytojas, mylimas mokinių. Bet vieną dieną jis tiesiog gavo raštą, kad jo paslaugos daugiau nereikalingos. Jis niekada neatsigavo nuo to smūgio. Dabar sužinojusi, kad Šustauskas žinojo apie tai iš anksto ir nieko nepadarė, aš nežinau, ką jaučiu. Pyktį, liūdesį ar tiesiog tuštumą. Šis sąrašas kelia klausimą, kuris yra šios istorijos šerdis. Ar tylėjimas yra toks pat nusikaltimas kaip ir aktyvus dalyvavimas? Ar žmogus, kuris žino apie blogį ir nieko nedaro, yra kaltas taip pat kaip ir tas, kuris tą blogį daro? Šustauskas akivaizdžiai tikėjo, kad taip, nes šis sąrašas buvo jo bandymas prisipažinti, net jei tas prisipažinimas niekada netapo viešas. Bet ar prisipažinimas, kuris lieka stalčiuje, turi kokią nors vertę? Ar jis atleidžia kaltę, ar tik patvirtina ją? Psichologas, su kuriuo mes konsultavome, sako: Šustauskas gyveno su tuo, ką mes vadiname moralinė trauma. Būklė, kai žmogus žino, kad padarė kažką blogai, bet negali to ištaisyti. Šis sąrašas buvo jo bandymas bent jau pripažinti savo kaltę, net jei jis negalėjo jos atpirkti. Paskutinėmis savo gyvenimo savaitėmis Šustauskas pradėjo elgtis keistai. Jis pradėjo atiduoti savo daiktus. Savo meno kolekciją, kurią jis rinko dešimtmečius, jis padovanojo Lietuvos dailės muziejui, bet anonimiškai, nenorėdamas, kad jo vardas būtų susietas su tais paveikslais.
Savo knygas jis atidavė Vilniaus universitetui, vėlgi be jokios nuorodos į save. Jo žmona Jadvyga prisimena. Aš klausiau jo, kodėl jis tai daro, ir jis pasakė, aš nenoriu, kad šie dalykai būtų susieti su manimi. Jie yra gražūs ir aš nenoriu, kad mano praeitis juos suterštų. Tai buvo žmogus, kuris bandė ištrinti save iš istorijos, palikdamas tik tuos dalykus, kurie buvo gražūs ir vertingi, bet be jokio ryšio su juo. Ar tai buvo paskutinis aktas savęs sunaikinimo, ar bandymas apsaugoti tai, kas buvo gera, nuo to, kas buvo bloga jo gyvenime? Bet buvo vienas daiktas, kurį Šustauskas neatiduodavo – ta užrašų knyga, kurią jis perdavė savo sūnui Mariui. Kodėl? Nes joje buvo ne tik jo prisipažinimai, bet ir jo viltis, kad kažkas, kažkada supras jo pasirinkimus, net jei neatleistų jų. Paskutinėme įraše, datuotame likus vos savaitę iki jo mirties, jis rašė: Aš nežinau, ar esu geras žmogus, kuris padarė blogus dalykus, ar blogas žmogus, kuris bandė daryti gerus dalykus. Gal aš esu tiesiog žmogus, kuris gyveno per sudėtingą laiką ir padarė geriausius sprendimus, kuriuos galėjo tuo metu. Bet ar tai pateisina mane? Aš nežinau. Vienintelis dalykas, kurį aš žinau, yra tai, kad aš bandžiau. Gal to nepakanka, bet tai yra viskas, ką aš turiu. 1999 m. rugsėjo 22 d. Vytautas Šustauskas buvo rastas savo kabinete, sėdintis prie stalo, galva ant rankų. Gydytojai nustatė, kad jo kelias baigėsi dėl masyvaus širdies priepuolio. Šalia jo buvo atvira knyga. Ne jo užrašų knyga, bet poezijos rinkinys, lietuvių poeto, kuris rašė apie laisvę ir prarastą laiką. Knyga buvo atidaryta puslapyje, kur buvo eilėraštis apie žmogų, kuris ieško atleidimo, bet nežino, kur jo ieškoti. Ar tai buvo atsitiktinumas, ar paskutinis Šustausko ženklas apie tai, kas jį vargino iki pat paskutinės akimirkos? Jo laidotuvės buvo kuklios. Dalyvavo tik šeima ir keli artimi draugai. Nebuvo jokių oficialių atstovų, jokių kalbų apie jo indėlį į visuomenę. Tai buvo tylos laidotuvės žmogui, kuris gyveno garsiai, bet mirė tyliai. Vienas iš dalyvių prisimena. Buvo keista matyti tokį tuščią bažnyčią žmogui, kuris kadaise buvo toks galingas. Bet gal būtent tai ir buvo tinkama. Jis gyveno tarp dviejų pasaulių ir ne vienas iš jų nenorėjo jo prisiminti. Ar tai buvo teisinga? Ar žmogus, kuris padarė tiek daug klaidų, bet taip pat bandė jas atpirkti, nusipelno būti užmirštas? Ar mes kaip visuomenė turime pareigą prisiminti tokius žmones, net jei tas prisiminimas yra nepatogus? Po Šustausko mirties jo sūnus Marius užbaigė knygą, kurią pradėjo rašyti. Knygos publikacija sukėlė didžiulę diskusiją. Kai kurie žmonės kaltino Marių, kad jis išduoda savo tėvą, kiti gyrė jį už drąsą pasakyti tiesą. Bet gal svarbiausia buvo tai, kad knyga pradėjo platesnę diskusiją apie tai, kaip mes prisimename sovietinį laikotarpį ir kaip mes teisiame žmones, kurie gyveno tuo metu. Vienas skaitytojas parašė recenziją, kurioje sakė: Šustausko istorija yra veidrodis, į kurį mes visi turėtume pažvelgti. Ji rodo mums, kaip lengva prarasti save, kai gyveni sistemoje, kuri reikalauja nuolatinių kompromisų. Bet ji taip pat rodo, kad net ir praradus save, galima bandyti rasti kelią atgal, net jei tas kelias yra skausmingas ir neužbaigtas. Šiandien, praėjus daugiau nei 20 metų po Šustausko mirties, jo istorija vis dar kelia klausimus, į kuriuos nėra paprastų atsakymų. Ar jis buvo herojus, kuris bandė padėti žmonėms sistemoje, kuri to neleido? Ar jis buvo oportunistas, kuris naudojo liaudies gerovės retoriką, kad pateisintų savo privilegijuotą gyvenimą? Ar jis buvo tiesiog žmogus, kuris bandė išgyventi neįmanomoje situacijoje ir padarė geriausius sprendimus, kuriuos galėjo tuo metu? Gal jis buvo visi šie dalykai vienu metu? Prieštaringas, sudėtingas, žmogiškas. Lietuvos visuomenė vis dar kovoja su šiais klausimais. Kai kurie žmonės nori užmiršti sovietinį laikotarpį ir judėti į priekį.
Kiti mano, kad mes turime prisiminti viską, ir gerą, ir blogą, kad išmoktume iš praeities. Bet visi sutinka, kad tokios istorijos kaip Šustausko yra svarbios, nes jos moko mus būti atsargiems su greitais sprendimais ir paprastais atsakymais. Gyvenimas yra sudėtingas, ir žmonės, kurie jį gyvena, yra dar sudėtingesni. Šustausko palikimas nėra aiškus. Jis nėra nei visiškai teigiamas, nei visiškai neigiamas. Kai kurie žmonės prisimena jį kaip veidmainį, kuris kalbėjo apie lygybę, bet gyveno kaip privilegijuotas elitas. Kiti prisimena jį kaip žmogų, kuris bandė padėti kiek galėjo sistemoje, kuri to neleido. Bet gal svarbiausia yra tai, kad jo istorija verčia mus galvoti apie tai, kaip mes patys gyventume panašioje situacijoje. Kas mes būtume, jei sistema spaudžia iš visų pusių? Kas mes būtume, jei turėtume rinktis tarp savo principų ir savo išgyvenimo? Kas mes būtume, kai niekas nestebi ir niekas nežinos, kokį pasirinkimą mes padarėme? Bet yra viena paslaptis, kuri liko neišspręsta iki šiol. Kas buvo tas paslaptingas lankytojas, kuris atvyko pas Šustauską 1989 metais ir atnešė tuos dokumentus? Kas buvo tuose trūkstamuose puslapiuose, kurie buvo išplėšti iš dosjė? Ir svarbiausia, ar tie dokumentai vis dar egzistuoja kažkur, laukdami būti atrasti? Kai kurie istorikai mano, kad taip. Jie teigia, kad yra užuominų archyvuose, kurios rodo, kad tie dokumentai buvo paslėpti, nesunaikinti. Bet kur? Ir kas juos paslėpė? Ar tai buvo pats Šustauskas, bandantis apsaugoti save ir kitus? Ar tai buvo kažkas iš 12, bijantis, kad tiesa taps vieša? Ar tai buvo kažkas visai kitas? Kažkas, kuris vis dar laukia tinkamo momento juos atskleisti? Šie klausimai lieka be atsakymų. Ir gal būtent tai yra tinkama. Gal kai kurios paslaptys turi likti paslaptimis. Ne todėl, kad mes bijome tiesos, bet todėl, kad tiesa kartais yra per sudėtinga, kad būtų pasakyta vienu sakiniu. Šustausko gyvenimas buvo pilnas tokių sudėtingumų. Jis buvo žmogus, kuris gyveno tarp dviejų pasaulių, niekada visiškai nepriklausydamas nei vienam, nei kitam. Ir kai tie pasauliai susidūrė, jis atsidūrė spąstuose, iš kurių nebuvo išeities. Bet gal svarbiausia pamoka iš Šustausko istorijos yra ne apie jį patį, bet apie mus. Ji moko mus būti atsargiems su sistemomis, kurios reikalauja moralinių kompromisų. Ji moko mus būti atsargiems su sprendimais, kurie atrodo logiški tuo metu, bet vėliau gali atrodyti kaip išdavystė. Ji moko mus būti atsargiems su tyla, kurie atrodo kaip saugumas, bet gali tapti kalėjimu. Ir svarbiausia, ji moko mus būti gailestingiems tiems, kurie padarė klaidas, nes mes visi esame tik žmonės, bandantys išgyventi sudėtingame pasaulyje, kur teisingi atsakymai ne visada yra aiškus. Šiandien, kai mes žvelgiame į Šustausko gyvenimą iš laiko perspektyvos, mes matome ne herojų ir ne piktadarį, bet žmogų, su visomis jo silpnybėmis, baimėmis, viltimis ir gailestingumu. Mes matome žmogų, kuris bandė būti geresnis nei sistema leido, bet kuris taip pat padarė kompromisus, kuriuos vėliau gailėjosi. Mes matome žmogų, kuris gyveno gyvenimą pilną prieštaravimų, bet kuris iki pat paskutinės dienos bandė rasti būdą atpirkti savo klaidas. Ar jis tai padarė? Ar jis rado tą atleidimą, kurio ieškojo? Mes nežinome. Bet mes žinome, kad jis bandė. Ir gal būtent tas bandymas yra svarbiausias dalykas. Nes gyvenime nėra tobulų žmonių. Yra tik žmonės, kurie bando būti geresni, net kai tai yra sunku, net kai sistema jiems priešinasi, net kai jie patys savo priešinasi. Šustausko istorija baigėsi, bet jos pamokos tęsiasi. Jos verčia mus galvoti apie tai, kokie mes esame, kokie norime būti ir ką mes padarytume, jei atsidurtume panašioje situacijoje. Jos verčia mus būti sąžiningiems su savimi ir su kitais. Jos verčia mus prisiminti, kad už kiekvieno istorinio įvykio, už kiekvienos statistikos, už kiekvieno sprendimo yra žmonės. Žmonės su širdimis, kurios plaka, su sąžinėmis, kurios kankina, su viltimis,
kurios niekada neužgęsta visiškai. Ir gal būtent tai yra didžiausia Vytauto Šustausko dovana mums. Ne atsakymai, bet klausimai. Klausimai, kurie verčia mus galvoti, abejoti ir galiausiai bandyti būti geresniais žmonėmis nei sistema, kurioje gyvename, mums leidžia būti. Klausimai, kurie primena mums, kad moralė nėra juoda ir balta, bet pilka, pilna niuansų, prieštaravimų ir sudėtingumų. Klausimai, kurie moko mus būti gailestingiems ne tik kitiems, bet ir sau, nes mes visi darome klaidas ir mes visi nusipelnome šanso bandyti jas ištaisyti. Gerbiami žiūrovai, jei sekėte šią tragišką istoriją iki pabaigos, parašykite komentaruose, iš kokio miesto esate. Mums svarbu žinoti, kur Vytautas Šustauskas vis dar yra prisimenas. Ir prenumeruokite kanalą, kad nepraleistumėte